Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir pradėsiu nuo aksiomos, nuo Baskienės aksiomos, kad realybė formuojasi per trejybę mintis, žodis, veiksmas. Būtina sąlyga, kad mintys būtų jūsų, žodžiai būtų nuoseklūs mintims ir veiksmas būtų atitinkantis jūsų mintis ir veiksmus. Tada mes suformuojam realybę tokią, kokios mums reikia, ir kai sekam savo mintimis, žodžiais ir veiksmais, realybę suformuojam savo. Žinot, kaip sako, eik link ten, kur tu nori, ir rasi viską, ko tau iš tikrųjų reikia. Bet šiandien norėjau apie tokį žodį, vyras parašė užklausą, ar kada nors bus įmanoma dirbti Lietuvoje mėgiamą darbą ir gauti atitinkantį atlyginimą. Tai kai mes sakom žodį, kuris dalyvauja realybės formavime, sakom žodį gauti. Ką mes darom? Mes pastatom save į neįgaliojo poziciją ir dažnai sociume aš girdžiu, kiek tu gauni atlyginimo. Gauna žmonės pašalpas, gauna kreditus, gauna paramą, gali dar į nosį gauti. Bet jis neįgalus ir į nosį turbūt taip pat gauna dėl to, nes neturi jėgų apsiginti. Todėl gauti iš karto jūs tampat neįgalus užsidirbti. O žodis užsidirbti arba uždirbti, kaip jie skiriasi? Uždirbti dažniausiai vartotinas tada, kada mes dirbam samdomą darbą. Ir mes uždirbam ne tik savo, uždirbam bendrai, kolektyve, galbūt mūsų tas indėlis susikoreliuoja su aplinkiniu arba kolegų indėliu ir mes uždirbam bendrai ir darbdaviui, ir man tinkamai yra pakankama atlyginimo, ar ne? Mes uždirbam. Versle dažniausiai mes užsidirbam, va čia ir atsiranda dalelytė si, nurodanti į savo. Dirbti savo, tai yra užsidirbti. Tai jeigu jūsų netenkina, mielieji, atlyginimo dydis, jums nereikia norėti gauti arba uždirbti. Jūs turit galimybę užsidirbti, tai yra dirbti savo. Žodis labai svarbus realybės formavime ir todėl pirmiausiai reikia pastatyti save į tą paveikslą, poziciją arba formą, kokios mes norim. Bet toje formoje yra viskas. Yra vaizdas, yra žodis ir yra veiksmas. Ir ta forma pirmiausiai turi būti jūsų pastatyta, tada į tą formą, su ta forma surezonuoja atitinkantys srautai ir atsitinka tai, ko mes siekiam ir norim. Ir vėlgi viskas priklauso nuo jūsų pačių. Tai aš jums linkiu nenorėti gauti, aš jums linkiu gebėti uždirbti ir užsidirbti. Ačiū jums.